Dėl ypač gausios mokymo programų pasiūlos žinomas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras šiemet pasipildo dar trejetų naujienų. Viena iš mokinių laukiamiausių – grožį, tvarumą ir natūralumą puoselėjanti natūralios kosmetikos gamintojo profesija. Mokiniai atėję į tą programą išmoks viską, kas yra gaminama savo rankomis. Tai yra natūralią kosmetiką. Tai būtent išmoks gaminti kremus, išmoks gaminti eterinius aliejus, išmoks gaminti muilus ir daug įvairių būtent išmoks paslapčių, kas būtent ir vyksta su natūralia kosmetika. Besimokydamas žmogus šią profesiją išmoks gaminti natūralią kosmetiką, susipažinti su hidrolatais, susipažinti su sudėtimis produktų, pažins įvairiausius augalus, išmoks distiliuoti hidrolatus, pažins eterinius aliejus. Tai bus toks tikrai daug išmanantis apie kosmetiką profesionalas. Tokia profesija išties atveria daug kelių. O įvairių darbo, karjeros ar tolesnio mokymosi galimybių mokiniams suteiks ir kitos dvi naujai planuojamos. Klaipėdos mieste yra daug įvairių spaustuvių, yra ne vienas būtent laikraštis, kuriems yra reikalingi maketuotojai, bet šiai dienai Klaipėdos mieste ir aplinkiniuose mūsų rajonuose nerengia niekas tos programos, todėl mes buvome tie iniciatoriai ir kurie nuo šio rugsėjo gavę licenciją, mes pradedam vykdyti būtent maketuotojų programą. Taip pat mes eilę metų vykdome ikimokyklinio auklėtojo padėjėjo programą. Tačiau tą programą mes siūlėme būtent jau saugusiesiem. O nuo šio rugsėjo mes šią programą siūlome jaunimui, kurie baigia, būtent norės galbūt pradėti studijas, būtent mokymasi kaip auklėtojų padėjėjų programoje ar mokytojų padėjėjų programoje, o baigia galbūt, jeigu šitas darbas ar ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendro ugdymo mokykloje kaip mokytojų padėjėjui patiks šitą profesiją, mes labai vilėmės, kad paskui studijuos aukštojo mokslo institucijose ir įgies mokytojo ar pedagogo kvalifikaciją. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras žinomas daugelio pajūrio regionų gyventojams ne tik dėl kelių skirtingų pastatų išsidėsčiusių Klaipėdos mieste bei daugybės nuolat bendradarbiaujančių patyrusių partnerių, bet ir dėl kituose rajonuose veikiančių įstaigos skyrių. Mokymo centro veiklos teritorija aprėpia net 3 skirtingus šalies rajonus ir pačių įvairiausių sričių profesionalų mokymą, nuo sveikatos ar statybos iki transporto ar paslaugų. Pirmiausiai mes teikėme pirminį profesinį mokymą, tęstinį profesinį mokymą. Taip pat jaunimas mūsų centre gali mokytis gimnazijos klasėse, nuo 9 iki 12 klasės, išlaikyti abitūrus egzaminus ir toliau tęsti mokymasi profesinėme mokyme arba studijuoti aukštojo mokslo institucijose. Taip pat mūsų centre yra atskiras padalinys vairuotojų mokymai. Mes mokome visų kategorijų vairuotojus būtent ir tam mes turime pritaikytą labai puikų, modernų, kur Lietuvoje yra tik 4 transporto sandėliavimo ryšio sektorinį praktinio mokymo centrą. O kas tas centras? Tai yra centras būtent, kuriame yra visos vairavimo aikštelės ir slidžios dangos, būtent kur galima įgyti praktinių įgūdžių vairuojant. Taip pat kita mūsų veiklos rytis, tai yra tęstinis profesinis mokymas, tai yra saugusiesiem, kurie ateina pas mus į centrą mokytis iš užimtumo tarnybos, juos atsiunčia darbdaviai ir žmonės būtent renkasi kai kurie savo lėšomis. Tęstiniam profesinėme mokyme, kurie renkasi mūsų mokymasi iš užimtumo tarnybos, ar tai siunčia verslas ar savo lėšomis, mes esam lyderiai visoje Lietuvoje ir tokių mes kasmet apmokome apie 6 000 saugusiųjų. Kita mūsų veiklos rytis be būtent profesinio mokymo, be vairuotojų mokymo,
Taip pat mes vykdome suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Tai yra vykdome suaugusiųjų mokymus, įvairius seminarus, kursus. Kaip šiai dienai mes esame taip pat viena iš lyderių Lietuvoje profesinių mokymo įstaigų, kurios dalyvaujame projekte Kursuok. O projektas Kursuok tai yra būtent, kai valstybė investuoja į mūsų saugusiuosius ir jiems skiria atitinkamą lėšų sumą, tai yra 500 eurų mokymamsi, o visa kita, būtent jeigu tai yra mokymai brangesni, žmonės prisideda savo lėšomis. Paramedikas. Kone kiekvienam žmogui reikalinga sveikatos priežiūros paslauga ir reabilitacijos centro skyriaus profesija. Būsimų paramedikų praktika, o kartkartėmis ir karjera vyksta tikroje greitosios medicininės pagalbos stotyje, neretai pameistrystės forma. Matom trigubą naudą pameistrystės. Tai kada pačiam mokiniui, besimokančiam pagal pameistrystės sutartį su mokymų centru, yra nauda realiai įgyti ir tobulinti savo įgūdžius darbo vietoje ir už tai darbo vietoje dar gauna ir darbo atlygį. Na ir tai yra tokios realios situacijos, kurių mokymo centre ne visais atvejais pavyksta pagerinti savo įgūdžius tokiose situacijose. Tai jie dirba pamainomis pas mus, tuo pačiu pasitobulina, gerina savo įgūdžius. Kitas dalykas dar yra, kad jie užsitikrina savo darbo vietą. Arba jie atėję pas mus dirbti, eina mokytis paramediko specialybės ir baigia, lieka pas mus dirbti. Arba jie besimokydami suranda mus, atėję į praktiką pas mus ir vėliau įsidarbina pas mus dirbti. Arba jau bedirbantis čia tiesiog tęsia savo įgūdžių tobulinimą mokymo centre. O mokymo įstaigai tai irgi labai svarbu yra, todėl kad mes tobulinam truputėlį jų mokymo programas, kur mes pamatom, kad galima dar jas patobulinti, kad galima kažkiek daugiau gal praktikos pagilinti, ar praktikos žinių, ar praktikos veiksmų pačių. Į šį pasirinkimą paramedikus atveda skirtingi keliai. Vieni gelbėti gyvybės norėjo nuo pat vaikystės, kiti atvirkščiai, jau suaugę ieškojo išties prasmingo darbo arba kėlė kvalifikaciją. Čia buvo nuo vaikystės realiai svajonė įstoti, mokytis ir pradėjau dirbti tiesiog. Šioje įstaigoje dirbu apie 2 metus jau, nepilnai 2 metai. Dirbu skubios pagalbos paramediku, darbe esame aprūpinti pilną įrangą, automobiliais. Tai buvo svajonė nuo vaikystės, kuri laikui bėgant tik tais pribrendo ir supratau, kad tai turėtų būti kelias to, kuriuo aš turėčiau eiti. Pradėjau studijuoti Ernesto Galvanausko profesiniai mokyklai, paramediko specialybę ir besimokant buvau pakviestas dirbti čia. Iš pat pradžių dirbau vairuotoju, atsitiko taip, kad ieškojau savęs gyvenime ir užklydau čia, kaip sakykime, ir priėmė, padirbau ir patiko. Padirbau kažkur 6 metus ir padariau pertrauką. Išvykau į užsienį ir grįžau atgal. Įstojau į Ernesto Galvanausko mokyklą, patiko dar labiau tą specialybę, ką sužinojau ir tęsiu darbą iki pačio. Slaugytojos padėjėja tapti, o kartu ir įgyti vidurinį išsilavinimą Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre pasirinko mokinė Ilzė. Mergina tikina, jog tai yra puikia galimybė, nešvaistant laiko, įgyti profesiją tiems, kurie anksti žino, ko nori. Nuo 7 klasės jau žinau, ką aš noriu veikti gyvenime, padėti kitiems žmonėms. Labai piktino tas dalykas, kad baigti gimnaziją ir tiesiog iššvaistyti metus ir buvo puikus pasirinkimas. Tai šalia mano namų pats pirmas didmiestis arčiausias buvo Klaipėda. Ieškojau per visas mokyklas, kur būtų galima rasti tobulą pasirinkimą ir buvo šita mokykla Ernesto Galvanausko ir radau slaugytojos padėjėjos profesiją. Dar besimokančių mokinių žinias ir įgūdžius galima patikrinti profesinio meistriškumo konkursuose. Dažniausiai Klaipėdos Ernesto Galvanausko mokiniams tokiuose renginiuose tenka prizinės vietos. Ypač sėkmingai pasirodo centro masažuotojai, nuolat parsivežantys tik pačius aukščiausius įvertinimus. Mūsų mokiniai dalyvauja ne tik Lietuvos masažuotojų konkursuose, bet ir tarptautiniuose. Pačiame paskutiniam buvom pasaulinėme, kuris vyko Danijoje. Ne tik dalyvaujam, bet ir parsivežam medalius. Tai yra auksas, sidabra, bronzos dar neteko parsivežti.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre itin išvystyta profesinė reabilitacija. Patyrus traumą ar ištikus ligai, tai tampa galimybė atkurti arba padidinti asmens darbingumą, profesinės kompetencijas bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Ta būtent paslauga teikiama irgi taip pat suaugusiesiem, kurie dėl vienokių ar kitokių savo sveikatos problemų nebegali dirbti to darbo, kurio dirbo būtent iki sveikatos sutrikimų, ir pas mus jie atvyksta pusiai metų ir būtent jie kartu reabilituojasi, jiems teikiamos yra įvairios socialinės, psichologinės ir visos kitos paslaugos. Tai dirba mediko komanda, tai dirba ir psichiatrai, ir neuropatologai, dirba ir ergoterapeutai, psichologai, ir paskui, kai kartu su žmogumi nustato, kokią dar specialybę jis gali įgyti ir vėl integruotis į darbo rinką, būtent jie pas mus taip pat įgyja ir būtent tą naują specialybę. Populiarėjantis mokinių pasirinkimas – kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesija, leidžiant įvaldyti ir gebėti pritaikyti net kelias skirtingas įvairių projektų kūrimo programas. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokiniai įgyja profesinių žinių, braižant su inžinerinėmis projektavimo programomis bei grafinio dizaino programomis. Čia mes mokinamės dirbti su AutoCAD, Autodesk Inventor ir SolidWorks programomis. Per keliarius metus kompiuterinio projektavimo operatoriaus programa tapo populiari mokinių tarpe ir šiais metais mes ne tik, kaip ir kiekvienais metais, priimsime baigusius 10 klasių ir į kompiuterinio projektavimo operatoriaus programą kartu su viduriniu, tai reiškia jie, kad lygiai greičiai besimokydami specialybės turės galimybę baigti ir vidurinį, kaip sakoma, siekti brandos atestato. Bet šiais metais mes pirmą kartą priimsime į šią mokymo programą ir mokinius baigusius 8 klases. Tos programos trukmė tuomet bus 4 metai, bet jie per tuos 4 metus įgys pirmiausia pagrindinį išsilavinimą, besimokydami 9-10 klasiai, įgys vidurinį išsilavinimą, besimokydami 11-12 klasiai ir aišku, per tuos 4 metus lygiai greičiai įgys iš lėto po truputį ir specialybę. Centro direktorė Dalia Martišauskienė pabrėžia, kad dėl plataus įstaigos išsidėstymo, o ir didžiulės profesijų pasirinkimo įvairovės, čia besimokantiems mokiniams atsiveria ypač daug galimybių, įskaitant ir specialiųjų poreikių turinčiuosius. Jiems mes turime atskiras programas, būtent tai yra virėjų, tai yra kambarių tvarkytojų, floristų, mūrininkų, tinkuotojų padėjėjų ir visą eilę programų. Mums yra labai svarbu kokybiniai rodikliai. Būtent tai yra, kad mūsų paslaugas, kurias teikiame, mokymo paslaugas, kitas paslaugos, kad jos būtų teikiamos taip, kad jos tenkintų mūsų klientų poreikius, lūkesčius, kad mūsų jaunimas, mūsų saugusieji, baigę būtent mokslus mūsų centre, jie pilnai įsilietų į darbo rinką, pilnai paruošti tai profesijai, būtent kurią jie mūsų centre mokosi. Mokytis į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą mokiniai atvyksta iš visos Lietuvos. Galbūt tai lemia itin kontroliuojami ir nuolat tobulinami mokymo procesai. Tačiau mokinius neretai stebina ir čia įrengtos vienos moderniausių šalyje praktinio mokymo bazės, kuriuose mokomasi dirbti su šiuo metu technologiškai labiausiai pažengusiomis rinkoje priemonėmis, leidžiančiomis saugiai bei sparčiai atlikti darbus. Pavyzdžiui, dirbant robotizuotose baldžių dirbtuvėse, parengiami puikūs konkursuose įvertinti baldžiai. Baldžiaus profesija yra universali. Profesijos atstovai tikrai gali dirbti nuo statybų iki baldų gamybos, nes tai yra kruopšti specialybė ir baldžiai baigę šitą specialybę, jie tikrai yra pageidaujami įmonių, jie prašo, kad paruoštume tokių specialistų, kad ir kaip atrodytų baldžius ir statybininkas. Geras pavyzdys, kad universali specialybė yra tarptautiniai konkursai. Vien tik per šios mokslo metus įvyko 2 konkursai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, abu tarptautiniai, ir viename užėmėme 3 vietą, kitame užėmėme 2 vietą.
Statybos sektorinėme praktinėme mokymo centre yra būtent įdiegta pati moderniausia statybos srities būtent įranga. Tai ne tik tai, kad kas liečia apmušalų klijavimą, plytelių klijavimą, bet mes turime daug robotikos, mes turime daug robotų, kurie būtent įvairių simuliatorių, būtent turime baldų gamybai, CNC stakles ir visą kitą įrangą šiuolaikinę ir modernę, kad jie įsilieja į darbo rinką, pilnai galėtų dirbti su pačia moderniausia įranga. Mūsų mokiniai, būtent statybos srities mokiniai, jie pamokų metu naudoja planšetes. Ir planšetėse yra įdiegtos visos būtent su statybos sritim susijusios būtent kompiuterinės programos, būtent kurias jie išmoksta ne tik tai būtent to statybos amato, bet ir skaityti brėžinius ir būtent juos braižyti ir visa kita. Be statybos, būtent srities specialybių, mes turime šiai dienai visą moderniausią sveikatos srities įrangą, įvairius, būtent moležus ir kitas įrangas, kad mes galėtume pilnai paruošti paramedikus, pilnai paruošti slaugytojus, būtent socialinių darbuotojus, padėjėjus ir paruošti būtent masažuotojus darbo rinkai, kad taip pat įsilieję darbo rinką jie žinotų, kad ir kaip ir masažuotojai, kad kokios turi būti patogios, geros būtent masažo lovos masažuotojam, kad būtent ir kartu tai būtų patogu ir klientui, bet patogu ir tam, kuris atlieka tą masažą ir pagal aukštį, ir pagal kitus įvairius parametrus. Kad tokios nepriekaištingos sąlygos motyvuoja mokinius mokytis, pastebi ir centro partneriai. Anot bendrovės Pamario restauratoriai vadovo, juntama akivaizdi ir vis stiprėjanti mokinių motyvacija. Tai jau yra keli dešimtmečiai ir ta draugystė jau išsitęsus ir mes jau visada kviesdavome patirties pas mus mokinius. Na dabar, kai Ernesto Galvanausko vardo, tai jau yra eilė metų, tai mes kiekvienais metais, negaliu tiksliai pasakyti, šiuo metu matyti 6 mokiniai yra, būdavo ir daugiau, ir mažiau, ir esam labai patenkinti. Ir sakysim, ką aš galiu pastebėti iš šito, kad dabartiniais laikais pasikeitė kokybė mokymo mokykloje. Jeigu anksčiau iš tribūnų kažkada kas klausdavo, sakydavom, kad, ateina motyvacijos jokios nėra. Jeigu iš ten 15 ir 10 nusižiūri vieną pasilietį, ar kaip tai jau yra, tokia statistika dabar žiūri, tai yra žymiai labiau motyvuoti moksleiviai, būsimieji specialistai, nori darbuotis, žinių įgauti ir jie ateina iš mokymo įstaigos jau paruošti labiau. Iš visos šalies atvykstantis mokiniai, anot centro direktorės, čia mokosi itin patogiai. Pagal poreikį apsigyventi galima atnaujintame bendrabutyje, kuriame yra visa gyvenimui, laisvalaikiui ir sveikatingumui reikalinga įranga. Tikrai labai džiaugiamės, tai buvo bendra investicija, ES struktūrinių fondų investicija, Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos investicija ir mūsų centro uždirbtų lėšų investicija. Ir šalia mokyklos 5 minutės kelio mes turime labai modernų bendrabutį, kuris yra pilnai renovuotas, su visais pilnais baldais, su dušinėm, su virtuvėm, su pačia moderniausia būtent įranga ir aplinka gyvenimui. Taip pat mes bendrabutyje turime ir didelę gražią būtent erdvę mokinių būtent poilsiui, turime sporto salę būtent, kad vakare galėtų pasportuoti po pamokų ir čia pat mūsų teritorijoje šalia bendrabučio būtent taip pat, kad jaunimas galėtų ir pamokų metu, ir po pamokų išlieti savo energiją ir būtent sportuoti, mes baigėme įrengti taip pat stadioną. Besimokydami Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre mokiniai noriai dalyvauja ir įvairiuose projektuose. Kasmet organizuojamos stažuotės centro mokinių bei mokytojų bendruomeniai čia skaičiuojamos šimtais.
Šiai dienai mūsų centre yra vykdoma 18 įvairių projektų. Tai yra ir ES struktūrinių fondų projektai, ir Nord Plus projektai, ir Erasmus, ir įvairūs kiti projektai. Kai kuriuose projektuose mes esame kaip partneriai, kai kuriuos projektus mes patys administruojame. Na ir vienas iš mūsų tarptautiškumo strategijos tikslų yra, kad mūsų kuo daugiau mokinių, jaunimo išvyktų praktiniam mokymui į įvairias užsienio šalis. Tai pagal būtent studijų programas jie ir vyksta praktikai nuo 3 savaičių iki 3 mėnesių. Ir mes sudarome visiems mokiniam galimybės, kurie tik pageidauja išvykti būtent į praktikas į užsienio šalis. Ir per metus bendras mūsų skaičius, kurie išvyksta ir mokiniai į praktikas, ir mokytojai įvairias stažuotės, kursus, kasmet tai yra beveik 400 mūsų mokinių ir mokytojų išvyksta į įvairias stažuotės ir būtent tas praktinės žinias ar teorinės žinias naujas jie toliau tęsia mokymasi ir pritaiko čia, arba būtent mokytojai pritaiko savo mokymos programuose. Mokinys Artūras kartu su galimybė mokytis nusprendė dar pasinaudoti progą Klaipėdos Ernesto Galvanausko mokymo centre įgyti vairuotojo pažymėjimą. Ir tai, anot vaikino, jam pavyko padaryti kur kas pigiau, nei rinkoje kainuotų lygiai tokie patys mokymai. Turiu teisės B kategorijos, šioje mokykloje laikiausi, dariau pravažiavimus. Kadangi turėjau galimybę čia su didelė nuolaida tai padaryti, kadangi dalyvauju daug kur, esu aktyvus, vedu renginius ir kitas edukacijas, su didelė nuolaida laikiausi čia teisės, dariau pravažiavimus ir išsilaikiau regitrą. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesijos mokymo centras rengia visų kategorijų transporto priemonių. Pradedant AM, kurią matot, taip, bet tik tai mes neruošiam teorijos, tik tai praktinius užsiėmimus, o čia, kaip matote, stovi visos, pradedant motociklais, motoroleriais, mopedais, komercinis transportas virš 3,5 keliamosios galios, taip, C kategorijos, CE, D kategorijos keleiviams vežti, DE. Aibė galimybių vienoje vietoje. Ilgametė sėkminga patirtis. Stiprus ir patikimi partneriai. Originalūs ir novatoriški kompetencijų sprendimai. Gaukite visą tai ir dar daugiau. Nusprendę ir pradėję mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.